Sveiki, vasario 24 diena. O štai puikus dabar momentas, kada galima pamatyti HARP veiklą. Aš jums parodau kursorium, braukiama, matot, nueina banga, viena nueina banga link Skandinavijos, tos debesis, kurie ateina iš Atlanto, bangomis paveikiama, kad jie išbrinktų, tie cheminiai reagentai išdidėja ir ko gero galima matyti, kad vienas yra brūkšnys stovi šičia, tapsme, padengiama šitą zoną virš Rusijos, o dar vienas tiesiog kaip švyturys sukasi toliau. Aš jums bandysiu sustabdyti ir parodyti, jeigu matote, dabar viena linija yra tiesi, kita stovi šito vietoj, o šitas brūkšnys jisai eis tenai toliau, sakysim, taip, suksis ir paskiau bus aktyvuojami tie cheminiai, tos cheminės dalelės, kurios yra šičia debesyse virš Skandinavijos. Lietuvoje 24 dieną, šiaurinėje Lietuvoje, matote, yra daugiau kritulių, tasme padauginta būtent jau šituo, sakysim, HARPo apšvitinimu, nes tai, kas ėjo iš čia ir iš Švedijoje ir Norvegijoje esančio HARPo sistemos, jau nepajėgios aktyvuoti šito dalyko, viskas nuplėšiama, kaip aš rodžiau praeitame filme, o štai didžiosios stotis, kurios ima didesnį spindulį, jos, matote, braukia, šukuoja per visą dangų. Dabar matote, taip? Taip darosi orai, taip darosi, sakysim, liūtis staigiai prasideda ir staigiai nustoja. Būtent parodo šitą momentą, kada faktiškai kiekvienas žingsnis čia paimtas kas 15 minučių, tai maždaug įsivaizduot, kiek gali tęstis sniegas ar lietus ir paskiau liautis, nei iš šio, nei iš to. Kaip matote, šitą zoną, būtent kaip aš jums rodžiau kitame filme, 23 dienos filme, būtent šitą zoną sunku aktyvuoti visą tą chemiją, nes išjungiama, jinai paveikiama, sakysim, elektriškai. Ir tada į pagalbą reikia didesnės energijos. Aišku, jinai vis tiek neveikia taip, kaip reikia, o kai atšils orai, dar žmonės pradės garinti actą, vis tie junginiai cheminiai bus išardyti ir todėl faktiškai turėsim labai gražų šiltą orą ir gražius baltus debesis. Tai tiek trumpai apie HARPo veiklą. Šitą vietą, šitą langą galėsite įsijungti SA24 puslapyje, kada bus atsivers paprastas langas pilkas, baltas, tai yra dienos režime, to parodau. Štai esame mes čia. Tai čia dabar tas natūralios tikros nuotraukos iš kosmoso, daromas kas 15 minučių, sujungiamas į video. Ir kada jūs norėsite pažiūrėti lietaus radarą, tai jums reikia viršuje žalią, antrą langą nuo kairės, žalią paspausti, ten yra užrašyta rain, lietus, ir pamatysite būtent tą lietaus radarą, lietaus režimo, kritulių režimą, kada bus rodomas, sakysim, didesnis ar mažesnis kritulių kiekis tam tikrose vietose. Tai tiek apie HARPo veiklą. Ačiū, kad žiūrite. Iki malonaus, su jumis buvo Robertas Mackevičius.